Sveiki kolegos, grįžom po trumpų atostogų. Taip kad ši savaitė bus darbinga, reikia viską kompensuoti, ką praleidom per atostogas, taip kad varom ir padirbėsim. Katiliūzai pamojo kolegom. Sveiki visi! Nežinau kaip jum, bet man įtartinai ta žolė atrodo kažkokia netokia žali ir žalesnė buvo, aš kaip atsimenu ta žolė. Nu bet gal taip tik atrodo ir normaliai čia viskas su ja yra. Pirmas darbas, pajungsim namų šiloginų laistymo sistemą ir aišku pasiliesim namų šiloginą. Tai dar nekart nelieta, o šiandien jau yra gegužės, kelintas šiandien yra gegužės 3 turbūt. Kadangi yra agrotekstilė, tai nėra tikrai taip sausa, ranka įkišus, dar tokiam sluoksniui drėgmė jaučiasi, nekart nelieta. Bet jeigu paimsi žemę, pažiūrėsit, yra dar šlapia, suspaudi, gniužlos, limpa, viskas laikosi tikrai stabiliai. Nu, bet jau tikrai lieta, aišku, reikia, nes žiedai yra, taip kad drėgmės reikia daug. Tai varom pasijungsim. Tu pažiūrėk, kiek trūksta. Iki čia užteko 2,25 ir nuo čia iki čia trūksta. Na, dabar bus toks transformeris. 2 šlangus normalius ir 1 sena. Ir dar liko viena detalė. Nu, tai jeigu detalių liko, tai kaip ir super. Į pliusą. Procesas prasidėjo. Jei kažkas įsijungit mano serijos pirmą kartą, tai namų šiloginą lieju iš 3 kubinių bačkų. Pirmiausia prisilieju 3 kubinės bačkas, po to vanduo truputėlį pašyla ir tuomet per laistymo sistemą viskas keliauja į šilauoges. Sekančiam žingsnį padirbėsim truputį su ponu trimeriu. Na ką, liejimo sezono namuose teks atidėti. Padėjau ant žemės, va atsinešiau, tik gražiai ant žemės padėjau ir truko. Tai tiek jam ir truko reiškiasi, nes va taip padėjau, va. Atsinešiau ir va taip. Nu truputį mečiau, gerai, prisipažinkim. Bet tikrai ne iš smūgių, tai vos ant žemės, tai laisvas kritimas. Ir per šitą vietą lūžo. Tręšimo sistema sulūžo, tai gal aš galėčiau kažkaip tai visą tą tręšimo sistemą tiesiog anuliuoti. Dabar kol užsakysiu, kol atkeliaus naujas mazgas. Šiaip ne taip. Turbūt, kad žinokit, neišeis padaryti. Ai. Turiu visko, visokių nesąmonių, visokių išėjimų, kranelių, užkišimų, jungčių, visokių visko, ko tik reikia. Bet va būtent tokių dalykų ir neturiu, kurio man reikia. Man reikia, kad susisuktų va čia su sriegiu ir kad kitoj pusėje galėčiau kišti va štai tokį vamzdį. Ir tokios detalės neturiu nieko. Tai dabar 2 variantai. Arba praleidžiu filtrą. Ir va čia galiu sujungti. Va čia galiu tiesiai sujungti su bačkom, tuomet tiesiai iš bačkų vanduo eitų ir į laistymo sistemą, bet be filtrų. Arba tuomet dar neliet 2 dienas, nes čia rytoj sekmadienis, tai nieko nepadarysiu ir tuomet pirmadienį važiuoti ir ieškoti tos detalės, kurios man reikia. Tai dabar dar galvoju, nežinau, ar praleisti filtrą ir paliet visgi, ar dar palaukti tada porą dienų. Kaip galvojat, kolegus komentaruose, ką daryti? Ar be filtro liet ar neliet? Blin, kad po to neužkiščiau laistymo sistemos, tada bus visiškai šakės. Atėjo laikas užkurti ir šitą dalykėlį, tai yra laistymo sistema didžiajam šilauogynė. Šiais metais vandens yra gerokai mažiau negu praeitais metais, nu, bet tikiuosi, kad užteks. Žiūrėsim, galėsit sekti ir pamatysit, kaip čia bus. Nu, labai tikiuosi, kad užteks. Reikia bandyti viską susirinkti, tai čia krūva dalių, čia vamzdis baigėsi, tada čia viena dalelė mėtosi. Ir aišku, iš namų viską atsivežiau, bet pirmiausiai prieš paleidžiant siurblį, ką reikia padaryti, visiškai teisingai pasikeisti tepalus. Šitą transformerį traukiam lauk. Iš klaidų mokomės kolegos, atsiminam, ko negalima daryti, mėtyt. Ir padėsim švelniai, atsargiai. Pasidarom nuolydį, geriau būtų į aną pusę. Galite vertinti spalvą senojo tepalo. Koksai gražus, tamsus tepaliukas. Taip, kas čia? Na ir liko sunkiausia dalis kampas. Aš nelabai žinau, kad įsivaizduoju, kodėl aš tą kampą išradžiau iš viso. Na, bet turbūt turėjau kažkokią priežastį. Nelenda, reikia sutepti. Kol nesutepėt, tol nelis. Kaip ir gyvenime. Nieko čia nebus, kolegos. Darom seną sistemą, atsinat, kuri puikiausiai veikia.
1, 2, 3. Nesuprantu, kam tam dirbti. Jeigu galim, taigi viską padaryti daug patogiau ir daug greičiau. Netikiu, kad niekur nebėgs. Dar taip nėra buvę gyvenime, kad per kažkurią tą vietą nelašėtų. Nu bet ką, išbandysim ir pažiūrėsim, kaip čia bus. Kai nesiseka, tai jau vis laik nesiseka. Negalite būti, kad tik vienas dalykas per dieną nepasiseka. Jeigu kažkas nepasisekė, tai visa diena tokia ir bus. Tai spėkit, ką pamiršau. Benzą. Pamiršau benziną. Kūras turim. Pala, tikiuosi benzas. Jo, benzas. Geras benzas. Vandens reikia užpilt, nepamiršti. Reikia įjungti. Logiška. Kitą seriją, kolegos, jau pjausim žolę, tai išmėginsim naują mulčerį. Buvo žmonių, kurie man rašė, kad įsigijau naują mulčerį. Kitą savaitę, žiūrėkit, paleisim mulčeriuką. Jau kažką girdžiu negero. Ir kas čia bėga, bandysim sutvarkyti nesustabdę sistemos. Jūs patrauksiu toliau. O, uikta. Daug geriau išėjo, negu tikėjausi. Girdžiu antrą tokį patį. Varom toliau ieškoti problemėlių. Dar vienas klausimas, spėkit, kiek man šiais metais reikės tokių, tai eisim ieškoti, kur dar yra nuotekiai. O čia kažkoks ir garso įtartinas, pala paklausykit. Visi vamzdžiai pasidarė per trumpi. O kiek čia? Dar vienas baigtas. Toliau. Čia vėl tas pats. Ui, batai mirkiau. Ir tu per trumpas, ane? Ja, aišku, per trumpas. Tiesiog vamzdžiai per trumpi. Vagus pailgėja. Na bent šitą šlagų tai gerai pasilies. Na bent vienoje vietoje priėjimas geras. Čia jau sujungimas. Dabar klausimas, ar aš turiu sujungimą čia tą ar ne? Ai. Oi, jai, tiesiai į balą. Įkrito tiesiai į balą, tikiuosi viskas veikia. Kai montuosiu, pažiūrėsiu, ar aišku viskas veikia, bet jūs ką tik įkrito tiesiai į balą. Tyliai kolegus dabar, nešnekėkit truputį, einam ir klausom per tranšėjas, ir žiūrim, gal rasim dar kažkur tai problemėlių. Kimsimės antro etapo, o antras etapas tai yra perėsim per tranšėjų galą ir atsuksim visų vamzdelių galiukus. Kai atsuksim galiukus, tai čia bus vienu šūviu du zuikiai, va, atsiminiau patarlę. Pravalysim to pačiu vamzdelius, nors filtras yra, bet vis tiek patenka visokių smulkaus smėlio ir panašiai. Tai kai atsuki, pačioj pradžioj toksai rūdas vanduo vis laik išbėga sezono pradžioj ir po to prasivalo jau būna skaidrus vanduo. Na ir aišku, jeigu praleidau kažkur nuotėkį, tai tuo vamzdeliu tiesiog vanduo nebėgs. Tai dabar varom ir atsisuksim visus vamzdelius po vieną ir pažiūrėsim, ar visur bėga, ar ne visur. Štai ir jie vamzdelių galai, atsisukim ir pažiūrėkim, kas gero viduje, ar vanduo bėga ar nebėga. Ir pamatysit, koks dabar bus vanduo toksai. Labai gražus, norisi atsigerti jo. Va. Nu, matot, pačioj pradžioj vis tiek atrodo, kad tas filtras nors ir yra, bet vis tiek pačioj pradžioj būna va, visokių smėlių ir akivaizdžiai matosi, kad čia toksai smulkus smėliukas išbėga. Tai reiškia vis tiek, aišku, kažkokių tai patenka šikių tokių smulkių dalelių į vidų. Truputį išbėga ir vandeniukas tampa jau gražus, skaidrus. Tai taip kiekvienais metais po kelis kartus praeinu, prasukut ir nuleidžiu tą vandenį. Nu ir kaip ir sakiau, aišku, pažiūrėsim dabar, pavyzdžiui, su šitą šlangutę viskas gerai, reiškia vanduo čia bėga. Perėsim per visus ir pasižiūrėsim, kur bėga, kur nebėga. Laisvimo sistema, viskas gerai, visur bėga, viskas veikia, bet žiūrėkit, ką radau. Kas nors man galit parašyti, paaiškinti, kas čia atsitiko. Pažiūrėkit, nuo čia iki čia suplėšita. Tai čia skylė kokia atsivėrė. Niekaip nesuprantu, kas čia atsitiko. Iš kur čia ta skylė iš viso atsitiko? Ir va, žiūrėkit, jisai numestas yra. Va. Va, jisai. Nu. Tai jisai turėjo būti va šitaip, va. Nu čia, žinokit, likau nesupratęs iš tikrųjų. Viską apėjau, viską apžiūrėjau, lyg ir niekas niekur. Tai yra, bėga visur vanduo, visur bėga, viskas gerai, tai garsų jokių pašalinių nebegirdžiu. Ir plius vanduo visų vamzdelių bėga, taip kad viskas yra gerai, jokių problemų nebėra. Tai va, šita laistymo sistema jau veikia. Dabar ką reikės tik tais atvažiuoti, pajungti ir šilaugės liesis. Viskas sučias, viskas susitvarkim, kolegos. Keliamės į kitą lauką, tai yra į sausmedžių lauką. Štai ir ponas sausmedis, nu su sausmedžiu viskas paprasčiau, tiesiog kontūrą perjungsim ir sausmedžių liejimas startuosis. Tai viskas sistema ta pati, tik tai, kad vieną jungtį reikia perjungti ir sausmedukas atrodo štai
Šitaip galit pažiūrėti, nekreipkite dėmesį į žolės, jas aišku reikia nusiravėti. Kągi, sausmedžių sistemus taip pat nepaleisim, nes ponas Tomas turim nulaužtą vieną kontrą, jeigu dabar jungsim sausmedžių sistemą, tai čia kaip duos fontanas, tai ojojoj bus. Galėčiau atsukti varžtus ir tą skylę užstumtumėt, likusias tranšėjas paliečiau, bet kadangi ir namuose yra nulūžusi dalis ir čia nulūžusi, tai rytoj bandysiu, bet litagrų bet negausiu aš turbūt fizinį parduotuvę, tik online. Nu, vien pažiūrėsiu, jeigu rasiu, kad yra, tai šiandien sausmedį neliesim, tiek to atidam rytoj, pasigūglinsiu, pažiūrėsiu, jeigu tų jungčių yra, tai nusipirksiu, jeigu nėra, realioj parduotuvėje reikės užsakyti online ir tada tuos varžtus tiesiog atsuksiu, pastumsiu į šoną, apsuksiu tiesiog į kitą pusę, kad tą skylę užspaustų ir tuomet viską paliesiu, o tik tais tos vienos vagos nepaliesiu. Iš 3 sistemų paleidom viena trečioji, kaip įvertintumėt kolegos mūsų metų startą, viena sistema iš 3. Na kaip, pasižiūrėsi, ar ne? Viena sistema iš 3. Kai pradėjom lieti, šiandien vandens buvo čia, o dabar vandens iki čia pasidarė. Nu tai va, tai per 2 sprindžius. Nu, bet čia ne į aukštį, aišku, ilgį. Jeigu aukščių skirtumas, tai kiek čia gausis, jeigu buvo, kažkur taip. Nu, tvenkinys jo kažkur per tiek, nuseko per pirmą liejimą. Žiūrėsim, kaip čia bus. Kaip ir sakiau, šiais metais startuojam su mažiau vandens tikrai negu praeitais metais. Nu, bet tikiuosi, kad užteks ir viskas čia bus normaliai. Mano geriausi draugai jau tupi, laukia. Šiais metais šūdą jūs gausit. Šitakių rastelį ne grybus pradėjau auginti, bet patys rastelį pradėjo sprogti. Žiūrėkit, atsirado lapeliai iš šitakių rastelį pradėjo augti. Visa teritorija aplinkui tvenkinį, nuo pat kampo iki čia visur, iki pat šitakį grybų. Nu, viską įsilyginom ir nežinau, jeigu atsinat serijas praeitą žiūrėjo, tai čia buvo kosmosinis, kas čia buvo, visokių nesąmonių, kalnų, duobių, visko. Nu, dabar atrodo visa teritorija štai šitaip aplink tvenkinuką. Tai planas irgi būtų čia viską susifrezuot ir aplink tą pakrantę, pagaliau čia tą bent jau gabaliuką visą susitvarkysim ir įsėsim žolę. Nu, bent jau šitą gabaliuką, ką mes šitą gautumėt nebelysim į tą vietą. Radau draugą prieš kaip tik naujų mulčerių bandymus. Nešam draugą namo pas mamą. Tai kur tu dabar savo vaikų neprižiūri, imk. Prižiūrėk, matot, jau mama irgi paėjusi. Tai ėjo turbūt ieškot, grąžinau, tai viskas tvarkoj. Vaikas grąžintas, ramiai, grįžkit, niekur neikit, gyvenkit čia, į mano teritorijas neikit. Antrą lymą, kai darysim, dar parūkšninsim šilauogės. Pirmą, kaip lymą dabar dariau, tai dar nerūkšnau. Dėl ko nerūkšnau? Dėl to, kad taip ir žinojau, kad bus laistymo sistemai visokių, kaip visą laiką būna, kiekvienais metais, kai paleidai kažkur nusimovę sujungimai, tai dar kažkas patys matėt, kas vyksta. Bet to plius žinojau, kad kelis buvau prakirtęs vamzdiukus, vieną vamzduką buvau prakirtęs ravėdamas, tai pakeičiau, o vieną buvau stulpą kaldamas. Turiu rūkšninimo priemonės dar vienam kartui, tai pasirūkšninsim ir tada pirksim vėl naują priemonę. Tiek šiam kartui, kolegos. Paspauskit like, subscribe. Ačiū visiems. Susitiksim po savaitės.